Ši istorija gali nutikti ir jums. Todėl klausykitės įdėmiai. Tai atsitiko normaliai porai, galbūt tokie kaip jūs, kai jie nusprendė įsirengti grindinį šildymą savo naujame name. Ir per draugų draugus susirado darbininkus, kurie dirba greitai ir pigiai. Atleiskit, bet ką tiksliai jūs čia darote? Ką turite omenyje? Negi nežinojote? Prieš įrengiant grindinį šildymą privalome name atstatyti karmos pusiausvyrą. Štai jūsų sąskaita. Geriau kreiptis tiesiai į profesionalus.